1934 metais Ontarijuje, Kanadoje, buvo užfiksuotas pirmasis dokumentuotas identiškų penketukų atvejis, kai visi jie išgyveno gimimą ir kūdikystę. Dionės penketukai tapo pasaulinio garso asmenybėmis, tačiau jų istorija taip pat yra ryškių etikos pažeidimų, kuriuos padarė juos supę suaugusieji. Pavyzdys. Kviečiu kartu panagrinėti jų nerimą keliančią istoriją. Dionės penketukai gimė Calendario miestelyje Ontarijo provincijoje Kanadoje 1934 m. gegužės 28 d. Jų tėvai, du prancūzų kilmės kanadiečiai vardu Olivija Eduardas Dionas ir Elsė Dion, penketukus pavadino Anetė, Cecilė, Emilija, Marija ir Ivona. Elsės Dion nėštumas buvo neįprastas. Jei šiandien motina lauktųsi penketuko, tai būtų pastebėta tam tikrų nėštumo etapų atliekant ultragarso tyrimą. Tačiau tuo metu tokių metodų nebuvo, ypač kaimiškoje Kanadoje, nors vėliau Elsė pastebėjo, kad nėštumo metu manė, jog galbūt laukėsi dvynukų. Tikėtina, kad buvo ir šeštas vaikas. Kaip vėliau pastebėjo Elzė, pirmojo trimestro pabaigoje ją kamavo stiprūs spazmai ir iš jos pasišalino neįprastas darinys, kuris galėjo būti labai neišsivystęs šeštas vaisius. 5 Dionės mergaitės gimė per anksti, kaip dažnai būna daugiavaisių gimdymų atveju, ypač kai gimsta 5 vaikai. Dėl to jos buvo gerokai per lengvos ir pirmosiomis gyvenimo dienomis bei savaitėmis joms reikėjo ypatingos priežiūros, kad išgyventų. Tačiau jos išgyveno ir tapo pirmaisiais penketukais, kurie gimė ir išgyveno kūdikystę. Norėdami suprasti, kaip Dionės penketuko gyvenimas klostėsi 20-ojo amžiaus 3 ir 4 dešimtmečiuose, turime plačiau pažvelgti į penketukų ir kitų daugiavaisio nėštumo metu gimusių vaikų reiškinį. Dvyniai natūraliai gimsta maždaug viename iš 250 nėštumų. Trinukai gimsta viename iš 10 000 nėštumų, o ketvertukai gimsta tik viename iš 700 000 nėštumų. Šis skaičius išaugo iki milžiniško, tik vienas iš 55 milijonų nėštumų, kai kalbama apie penketukus. Todėl nesunku suprasti, kodėl Dionės penketukas buvo laikomas tokiais išskirtiniais, kai jie gimė ir visi 5 išgyveno pirmąsias savo gyvenimo savaites. Kuo daugiau vaikų gimsta vienu metu, tuo didesnė rizika kyla jų sveikatai. Daugiavaisis nėštumas visada susijęs su vis didėjančiu medicininiu pavojų skaičiumi. Iš šių komplikacijų svarbiausia yra ta, kad vaikai gimsta per anksti arba tokio mažo svorio, kad neišgyvena. Negyvi gimimai daug dažnesni daugiavaisiuose nėštumuose. Be to, šios medicininės rizikos nesibaigia gimus vaikui. Yra daugybė ligų, kurios gali užklupti vaikus iš daugiavaisio nėštumo tiek ankstyvame, tiek suaugusiųjų amžiuje. Pavyzdžiui, visos 4 Dionės ketvertuko mergaitės gimusios Amerikos vidurio vakaruose 1930 metais. Vos keliariais metais anksčiau už Dionų penketuką susirgo šizofrenija. Cerebrinis paralyžius taip pat daug dažnesnis vaikams iš daugiavaisio nėštumo. Atsižvelgiant į visus šiuos rizikos veiksnius, nenuostabu sužinoti, kad dvyniai ir trynukai iki medicinos revoliucijos 17, 18 ir 19 amžiuose turėjo mažą išgyvenamumo rodiklį, o ketvertukų ir penketukų išgyvenimas buvo negirdėtas dalykas. Pirmasis užfiksuotas ketvertukas išgyvenęs gimimą, kūdikystę ir vaikystę buvo Gieri ketvertukas, gimė Šveicarijoje 1880 metais. Dionų penketukas buvo pirmasis užfiksuotas atvejis, kai penketukas išgyveno, ir būtent tai juos iškart po gimimo išgarsino bei iškėšlė į viešumą. Dionų penketukas iškart po gimimo tapo žiniasklaidos dėmesio objektu Kanadoje ir JAV. Tai taip pat greitai virto teisminiu ginču. Praėjus kelioms dienoms po mergaičių gimimo, jų tėvas Oliveris į jį kreipėsi šimtmečio pažangos tarptautinės parodos organizatoriai, kuri vyko Čikagoje 1933 ir 1934 metais. Paroda buvo sukurta siekiant paminėti Čikagos miesto šimtmetį, tačiau tai taip pat buvo svarbus tarptautinis renginys. Organizatoriai dabar norėjo parodoje pristatyti Dionės penketukes kaip jos dalį. Dėžę Oliveris Dionė buvo įkalbėtas pasirašyti sutartį ir sudaryti susitarimą su parodos organizatoriais, vadovaudamasis gydytojo Aleno Rojaus Defu, kuris prižiūrėjo sėkmingą nėštumą patarimu.
Tačiau Oliveris ir Elsė greitai persigalvojo ir Oliveris bandė atšaukti sutartį, teigdamas, kad ji nėra teisiškai galiojanti, nes Elsė jos nepasirašė. Parodos organizatoriai tam prieštaravo ir kilo teisinis ginčas. Būtent šiame kontekste Oliveris nusprendė perduoti 5 mergaičių globą Kanados Raudonajam kryžiui, siekdamas apsaugoti jas nuo parodos organizatorių. Džis ir Elsė taip pat neturėjo nei finansinių išteklių, nei reikiamų žinių, kaip rūpintis penketukėmis. Nepaisant šio susitarimo, mergaitės vis tiek buvo išsiųstos į Čikagą ir trumpam ten parodytos. Iškart po to Kanados vyriausybė priėmė Dion penketukų įstatymą, pagal kurį 5 mergaitės tapo Kanados valstybės globotinėmis. Oliveriui Dionui buvo suteikta vieta taryboje, kurioje taip pat buvo daktaras Defoe ir Kanados socialinės gerovės ministras Davidas Crowe. Tačiau jis niekada realiai nepasinaudojo savo balsu šioje taryboje ir mergaitės faktiškai tapo valstybės globotinėmis 1930 metų viduryje. Kanados vyriausybės deklaruojami motyvai atskiriant Dion penketuką nuo jų biologinės šeimos buvo užtikrinti, kad jos būtų tinkamai auginamos. Argumentas buvo tas, kad Oliveris ir Elsė Dionai, turėdami ribotus išteklius ir atsidūrę situacijoje, kuri buvo unikali žmonijos istorijoje, buvo netinkami tai padaryti. Tačiau nuo pat pradžių Kanados vyriausybės ir paskirtų asmenų, turėjusių rūpintis 5 mergaitėmis, požiūris buvo itin išnaudojantis. Jiems augti buvo specialiai pastatyta ligoninė, pavadinta daktaro Defoe ligoninė ir kūdikių namais. Ji buvo aptverta spygliuotos vielos tvora ir iš esmės tapo pramogų parku. Mergaitės čia gyveno apsuptos gausaus personalo, o kasdien jų pasižiūrėti atvykdavo tūkstančiai lankytojų. Kai ligoninė 1936 metais atvėrė duris tokiems apsilankymams. Lankytojai veržėsi pro pagrindinius vartus, norėdami būti tarp pirmųjų, kurie išvys Dionų penketukės. Tai buvo daroma specialiame stebėjimo kambaryje, kuriame mergaitės buvo stebimos už stiklinės pertvaros. Per ateinančius 7 metus maždaug 3 milijonai žmonių atvyko apžiūrėti Dionų mergaitės, o kai kuriomis dienomis jų skaičius siekdavo net 6 tūkstančius. Tai tapo milžinišku pinigų uždirbimo šaltiniu Kanados vyriausybei. Žmonėms buvo imamas mokestis už įėjimą į ligoninę ir dėl to taip vadinamas Quintlandas galiausiai surinko daugiau nei $50 milijonų iš įėjimo mokesčių. Savo populiarumo viršūnėje Quintlandą Šiaurės Amerikoje kaip turistinė vieta aplenkė tik tokios vietos kaip Niagaros kriokliai ir Getisburgo laukas, kuriame 1863 metais įvyko svarbiausias Amerikos pilietinio karo mūšis. Be to, tokie asmenys kaip daktaras Defoe pelnėsi milžiniškai. Jis išnaudojo savo padėtį, kad taptų vienu garsiausių gydytojų pasaulyje. Parašė keletą knygų, kuriuose reklamavo medicinos ir maisto produktus, tokius kaip Colgate, Quaker Oats ir Lysol. Ir dažnai pasirodydavo radijuje bei vis labiau populiarėjančioje televizijoje. Galiausiai buvo išreikštas susirūpinimas dėl akivaizdaus vaikų išnaudojimo. Oliveris Dionas taip pat buvo pasiryžęs išlaisvinti savo vaikus. Tačiau į tą nereikėtų žiūrėti kaip į visiškai geranorišką pokytį. Mergaičių tėvai buvo lygiai taip pat pajėgus išnaudoti savo vaikus finansiniais sumetimais, kaip tai darė Kanados vyriausybė ir daktaras Defoe. Tačiau Oliverio ir Elsės Dionė reikalavimų negalima buvo ignoruoti. Ir po didelės spaudimo kampanijos, pradėtos 5-ojo dešimtmečio pradžioje, jų balsas buvo išgirstas. Mergaičių globa buvo grąžinta jų tėvams 1942 metais. Kanados vyriausybei perėmus penketukų globą 1930-aisiais jiems buvo įsteigtas didelis patikos fondas. Šis fondas gerokai išaugo dėl honorarų iš Quintland ir kitų veiklų, ypač dėl mergaičių pasirodymų keliose filmuose tarp 1936 ir 1938 metų. Iš patikos fondo pinigų Dionų šeimai buvo pastatyta didelė 20 kambarių vila, į kurią jie persikėlė 1943 metais. Šeimos gyvenimas name, pramintame didžiuoju namu, pasirodė esąs sudėtingas. Penketukas turėjo keletą kitų brolių ir seserų. Tarp jų buvo 5 vyresni vaikai, gimę tarp 1926 ir 1933 metų. Ir 3 jaunesni berniukai, gimę tarp 1936 ir 1946 metų.
Tačiau, kadangi penketukas beveik 10 metų buvo atskirti nuo savo šeimos, tarp jų ir kitų Dijonų atsirado atstumas. Be to, kaip mergaitė sužinojo, vėlesniais metais likusi šeima iš esmės gyveno prabangiai iš mergaičių patikėjimo fondo lėšų. Situaciją dar labiau apsunkino kaltinimai, kad Oliveris Dijonas, jų tėvas, juos seksualiai išnaudojo 5-ojo dešimtmečio viduryje ir pabaigoje bei 6-ojo dešimtmečio pradžioje. 5 seserys paliko savo vaikystės namus, kai joms sukako 18 metų. Jos kaltino savo tėvus dėl daugelio dalykų, kurie įvyko jų ankstyvaisiais metais, nors daug kas buvo Kanados vyriausybės griežto elgesio ir akivaizdaus penketuko išnaudojimo kaltė. Nenuostabu, kad 5 mergaitės po to palaikė tik ribotą ryšį su Oliveriu ir Elsie Dijon. Netrukus po to, kai jos atsiskyrė nuo savo tėvų, 5 tapo 4. Emily nusprendė tapti vienuole, kai sulaukė pilnametystės. Tačiau pirmieji jos mėnesiai vienuolyne, Saint Agathe de Mont Québece, kai ji buvo postulantė, tai yra kandidatė, buvo pažymėti ligomis, daugiausia priepuoliais. 1954 m. rugpjūčio 6-ąją vienas iš šių priepuolių buvo toks stiprus, kad ji jo metu užduso ir mirė. Mirties metu jai buvo vos 20 metų. Vienintelė kita iš 5 seserų, kuri mirė jauna, buvo Marija. 1970 m. vasario 27 d., kai penketukėms buvo 35, ji mirė Monrealyje nuo kraujo krešulio smegenyse. Ivona, Cecilė ir Anetė keletą dienų iš jos negavo žinių ir paskambino policijai, kad būtų pradėtas tyrimas. Jie rado ją negyvą lovoje jos bute. Ivona, Cecilė ir Anetė nugyveno ilgą gyvenimą. Ivona vėliau turėjo įvairią karjerą, dirbo slaugytoja, skulptorė ir bibliotekininkė. Ji niekada neištekėjo ir neturėjo vaikų. Anetė ištekėjo ir susilaukė 3 sūnų, o Cecilė taip pat ištekėjo ir susilaukė 5 vaikų, tarp jų 2 poros. Tiek Anetės, tiek Cecilės santuokos galiausiai baigėsi skyrybomis. Atsižvelgiant į traumuojančius ankstyvuosius metus, Dijonės seserys turėjo pasitikėjimo problemų ir sunkiai mezgė ilgalaikius santykius su kitais žmonėmis, išskyrus vieną kitą. Po šių santuokų žlugimo 3 seserys 10-ajame dešimtmetyje apsigyveno kartu name Monrealyje. Čia jos kovojo už teisingumą dėl netinkamo elgesio su jomis ankstyvaisiais metais ir 1998 metais sėkmingai padavė į teismą Ontarijo provincijos vyriausybę. Praėjusiais metais jos parašė laišką Keniui ir Bobby McCoyams, pirmųjų žinomų išgyvenusių 7-tukų tėvams, patardamos jiems riboti žiniasklaidos dėmesį ir kišimąsi į jų bei 7 naujų vaikų gyvenimus. Ivona mirė 2001 m. birželio 23 d. Monrealio ligoninėje. Ji buvo 67 metų amazing ir keletą dienų prieš mirtį jai buvo atlikta vėžio operacija. Tiek Anetė, tiek Cecilė vis dar gyvos ir buvo kartu pakalbintos savo 87-ojo gimtadienio proga 21 metų gegužės pabaigoje. Seserų palikimas yra savotiškas. Jos buvo daugelio filmų, televizijos laidų, knygų ir net 3 stuogių skečo tema. Daugelis jų atsirado 19-30-metyje ir 40-metyje, kai jos buvo pačiame savo šlovės viršūnėje, o 2018 metų penketukės gimimas buvo pripažintas oficialiu nacionaliniu istoriniu įvykiu Kanadoje. Tačiau tai yra prieštaringas palikimas, nes Dijonės iš esmės buvo netinkamai prižiūrimos ir išnaudojamos, tų, kurie buvo paskirti jomis rūpintis jų vaikystės metais. Ačiū visiems, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą apie Dijonės penketukes. Tikiuosi, kad jums buvo įdomu. Parašykite komentaruose, ką manote apie jų gyvenimą. Apie jas galima sužinoti dar daug daugiau, tad jei jūs domina, būtinai pasidomėkite plačiau patys. Tikiuosi, kad esate užsiprenumeravę mano kanalą ir įsijungę pranešimus, kad gautumėte visus mano vaizdo įrašus, vos tik juos įkeliu. Jei turite pasiūlymų, būtinai palikite juos komentaruose. Tai buvo viskas iš manęs, tad pasimatysime kitame Forgotten Lives epizode. Ačiū.